Sveiki, čia mūsų gilioji analizė. Šiandien nerėmė į investavimo, psichologijos, strategijų ir, žinoma, disciplinos pasaulį. Remiamės medžiaga iš leidinio būtent šią temą. Regis visi esam girdėję tą auksinę taisyklę – pirk pigiai, parduok brangiai. Bet kodėl praktikoje dažnai viskas išeina atvirkščiai? Na taip, čia tas įdomumas ir slypi. Tai va, gilinsimės, kaip mūsų pačios emocijos ir elgsena tampa tais kertiniais sėkmės ar nesėkmės veiksmais finansų rinkose. Ir įdomu, kad šaltiniai, kuriuos nagrinėjom, teigia, jog problema dažnai yra ne žinių trūkumas. Tikrai ne. O labiau mūsų pačių prigimtis, tos emocijos, psichologiniai šališkumai. Tad šiandienos mūsų misija, pabandyti išsiaiškinti, kaip suprasti ir svarbiausia, kaip valdyti savo elgesį investuojant. Būtent. Kodėl rinkos bangavimas yra norma, o ne kažkokia išimtis. Ir kokios ilgalaikės strategijos bei, sakyčiau, įpročiai padeda išlaikyti kursą. Ir pradėkime nuo vieno intriguojančio fakto, minimo šaltiniuose. Pasirodo, vidutinis investuotojas dažnai uždirba mažiau nei jo paties pasirinkti fondai. Taip, yra toks dalykas. Ne dėl fondų kokybės, pabrėžkim, o dėl, netinkamų sprendimų laikė. Skamba paradoksaliai, tiesa. Iš kur atsiranda šis atotrukis? Tai va, būtent čia į sceną ir žengia tas vadinamasis elgsenos finansų mokslas. Šaltiniai mini tokius, grandus kaip Danielius Kanemanas, Richardas Taleris, Robertas Schillingis. Nobelio premijos laureatai? Taip, visi jie Nobelio premijos laureatai įrodė, kad mes investuotojai, toli gražu nesame tokie racionalūs skaičiuotojai, kokiais galbūt norėtume save matyti. Pavyzdžiui, Kanemano ir Ramos Atverski tyrimai atskleidė tą garsųjį nuostolio vengimą, angliškai loss aversion. Paprastais žodžiais tariant, praradimo skausmas mums yra maždaug dvigubai stipresnis nei tokio pačio dydžio pelno džiaugsmas. Oho, dvigubai? Tai turbūt ir paaiškina tą paralyžiuojančią baimę, kai rinkos ima kristi žemyn. Tiksliai. Tas emocinis nuostolio svoris tiesiog, užgožia racionalų mąstymą. Verčia vengti bet kokios rizikos ir dažnai parduoti būtent tada, kai mažiausiai reikėtų. Supratau. Prie to dar prisideda ir, tarkim, Talerio bei Šlomo Benardze prašytas trumparegiškų nuostolių vengimas. Myopic loss aversion. Mes pernelyg jautriai reaguojame į trumpalaikius portfelio sviravimus, Nes per dažnai tikrinam. Taip, nes jį tikriname per dažnai. O Robertas Schilleris beje dar gerokai prieš tą .com burbulą įrodė, kad akcijų kainos svyruoja kur kas labiau nei tai pateisintų, realūs įmonių veiklos pokyčiai. Tai reiškia, kad rinkoje pilna triukšmo, kurį sukelia būtent investuotojų nuotaikų kaita. Ir visas šitas, emocinis bagažas veda prie to minėto atotrūkio tarp fondo grąžos ir, realaus investuotojo grąžos. Taip, tai vadinamasis elgsenos atraukis arba behavior gap. Šaltiniuose minima Morningstar analizė. Jie apimė 2013-2023 metus. Rodo, kad vidutinis investuotojas, bent jau JAV, uždirba maždaug 1 procentinių punktų mažiau per metus nei jo turimi fondai. 1 procentinių punktų? Taip. Pavyzdžiui, jei fondai vidutiniškai kilo, 7,3 procentai per metus, tai investuotojų rezultatas tai buvo 6,3 procentai. Atrodo nedaug tas 1 procentas, bet per 10 metų tai susidaro į maždaug 15 procentų mažesnį galutinį pelną. Nemažai. Nemažai tikrai. O pagrindinė priežastis – tas bandymas pataikyti į rinką, kuris dažniausiai yra lemiamas emocijų. Perkam apėmus euforijai, kai kainos aukštai. O parduodam apėmus paniką, kai kainas žemai. Klasika. Būtent. Tai akivaizdų sėkmę lemia ne tiek genialios prognozės, kiek gebėjimas, suvaldyti savo paties elgesį. Gerai, problema aiški. Mes patys savo ir trukdome. Bet kaip kovoti su savo prigimtimi? Šaltiniai siūlo kelias tokias, sakyčiau, kantrybę ir discipliną grįstas strategijas. Pirk ir laikyk, periodinį investavimą, dar žinoma kaip DCA, ir portfelio balansavimą. Pradėkime nuo atrodytų paprasčiausios – pirk ir laikyk. Kas slypi už šio pavadinimą? Pirk ir laikyk, buy and hold. Strategijos esmė yra įsipareigojimas investuoti ilgam. Tiesiog ignoruojant trumpalaikį rinkos triukšmą. Tiesiog stovėti vietoje, kaip sakė Bogle. Maždaug taip.
Tai reiškia įsigyti kokybiškų, dažnai plačiai diversifikuotų aktyvų, pavyzdžiui, viso pasaulio akcijų indeksą sekančių fondų ir tiesiog laikyti juos metus, o gal net 10 mečius. Idėja remiasi paprasta tiesa. Laikas rinkoje yra kur kas svarbesnis už bandymus pagauti tinkamą laiką rinkoje. Tas Baugalio pasakymas labai geras. Kai rinkoje kyla triukšmas ir norisi kažką daryti, mano taisyklė – nedaryk nieko, tiesiog stovėk vietoje. Skamba paprastai, bet kaip minėjai, panikos metu daugelis vis tiek parduoda. Kas padeda iš tikrųjų stovėti vietoje, kai aplink atrodo, kad viskas griūva. Čia, manau, svarbiausia yra istorinė perspektyva ir, tinkamas nusiteikimas. Šaltiniai mums primena, JAV akcijų rinka per pastarąjį šimtmečių vidutiniškai augo, nepaisant visų krizių, karų, pandemijų. Net per didžiąją depresiją. Taip, net jei kas nors būtų pradėjęs investuoti pačiu blogiausiu įmanomu metu, prieš pat didžiąją depresiją 1929 metais ir išlaikęs tas investicijas 20 metų iki 1949, vidutinė metinė grąža vis tiek būtų buvusi teigiama – apie +2%. Neįtikėtina. O žiūrint į bet kurį 30 metų laikotarpį nuo 1926, grąža visada buvo teigiama. Blogiausiu atveju apie +7,8% per metus. Rinka, žodžiu, istoriškai atlygina už kantrybę. Psichologiškai, aišku, sunkiausiai ištverti tuos nuosmukius, bet istorija mums rodo, po kiekvieno nuosmukio seka atsigavimas. Prisiminkim 2008 krizę. Prireikė maždaug 5 metų, kad rinkos ne tik atsigautų, bet ir pasiektų naujas aukštumes. Aha. Vis dėlto 2020 metais per COVID-19 pandemijos pradžią net 42% JAV investuotojų pardavė dalį akcijų. Vėliau, aišku, daugelis gailėjosi. Turbūt. Svarbu suprasti, kad bandant išvengti tų blogiausių dienų, dažniausiai praleidžiamos ir pačios geriausios dienos. Šaltiniai teigia, kad maždaug 78% geriausių rinkos dienų istoriškai įvyko būtent per meškų rinkas arba iškart po jų. Oho. Praleidus vos 10 geriausių dienų per kelis dešimtmečius, galutinis rezultatas gali sumažėti, net per pusę. Warrenas Buffettas yra labai taikliai pasakęs, kad investavime svarbiausia ne intelektas, o temperamentas. Gebėjimas valdyti emocijas. Gerai, pirk ir laikyk reikalauja geležinės kantrybės ir galbūt didesnės pradinės sumos, ar bent jau to gebėjimo atsispirti panikai, bet ne visi gali ar nori pradėti būtent taip. Ką šaltiniai sako apie reguliarų, nuoseklų investavimą mažesniomis dalimis? Regis čia į pagalbą ateina periodinis investavimas, tas DCA. Būtent. DCA, arba Dollar Cost Averaging, reiškia investuoti fiksuotą pinigų sumą, reguliariais intervalais. Pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį. Nepriklausomai nuo to, ar rinkos kyla ar krenta. Kaip tai veikia? Mechanizmas labai paprastas. Kai kainos yra žemos, už tą pačią sumą nuperkama daugiau investicijos vienetų. Kai kainos aukštos, nuperkama mažiau. Tarkim, investuoji 100 eurų. Kai fondo vienetas kainuoja 50 eurų, nusiperki 2 vienetus. Jei kitą mėnesį kaina nukrenta iki 25 eurų, už tos pačius 100 eurų jau nusiperki 4 vienetus. Aha. Tai per laiką vidutinė vieneto įsigijimo kaina išsilygina. Skamba kaip puikus būdas išvengti to nuolatinio spėliojimo, ar dabar geras laikas pirkti. Atrodo, kad DCA didžiausia galia ne bandymas kažkaip aplenkti rinką, o būtent tų mūsų pačių netinkamų sprendimų suvaldymas, tiesa? Tikrai taip. Pagrindiniai DCA privalumai yra psichologiniai ir, sakyčiau, disciplinos klausimas. Pirma, tai stipriai sumažina stresą dėl bandymo pagauti dugną ar nepirkti viršūnėje. Aišku. Antra, tai įdiegia discipliną. Ypač jei nustatomi automatiniai pervedimai, tada investavimas tampa tiesiog įpročiu. Reguliarų įpročiu. Taip. Trečia, tai sumažina riziką visą didelę sumą investuoti pačiu netinkamiausiu metu, tarkim, prieš pat rinkos kritimą. Nors šaltiniai pripažįsta, kad nuolat kylančioje rinkoje vienkartinė investicija galėtų duoti didesnę grąžą nei DCA. Bet tas psichologinis komfortas. Būtent. Pastaroji strategija suteikia tą neįkainuojamo psichologinį komfortą ir padeda išvengti brangiai kainuojančių emocinių klaidų. Tai ypač tinka ilgiems tikslams, pensijai kaupti, vaikų mokslams rinkti lėšas, bet to DCA keičia požiūrį į rinkos kritimus. Vietoj baimės atsiranda mintis: o, puiku, dabar už tą pačią sumą galiu nusipirkti daugiau. Tai šiek tiek primena tą Warreno Buffetto požiūrį, kurį cituoja šaltinis. Kai ką nors perkame, visuomet tikimės, kad kurį laiką kaina kris, jog galėtume nupirkti dar daugiau. DCA padeda tai įgyvendinti sistemiškai.
Taigi turime pirk ir laikyk strategiją ir periodinį investavimą, bet portfelis juk gyvena savo gyvenimą. Vienos investicijos auga greičiau, kitos gal lėčiau. Kaip užtikrinti, kad jis per daug nenukryptų nuo pradinio plano ir rizikos lygio? Čia matyti sceną žengia portfelio balansavimas. Teisingai. Portfelio balansavimas arba rebalancing – tai yra periodiškas turto paskirstimo portfelyje grąžinimas į pradinius tikslinius lygius. Tarkim, nusprendei, kad tavo idealus portfelis yra 60% akcijų ir 40% obligacijų. Klasikinis 60-40. Taip. Jei akcijos kelerius metus sparčiai auga, o obligacijos lėčiau, tavo portfelis natūraliai gali tapti, sakysim, 70% akcijų ir 30% obligacijų. Šaltinyje minimas pavyzdys, kaip 2017-2021 metais tipiškas 60-40 portfelis galėjo pavirsti net į 72,5% akcijų ir 27,5% obligacijų. Ir tai reiškia, kad portfelis tapo gerokai rizikingesnis, nei buvo planuota iš pradžių. Būtent. Balansavimo pagrindinis tikslas ir yra kontroliuoti riziką. Grąžinant proporcijas į pradinį lygį, pavyzdžiui, parduodant dalį pabrangusių akcijų ir perkant daugiau obligacijų, kad vėl būtų 60 ir 40, užtikrinama, kad portfelis atitiktų investuotojo rizikos toleranciją. O kaip dažnai tai daryti? Rekomenduojama tai daryti periodiškai, tarkim, kartą per metus, arba kai nukrypimas nuo tikslinės proporcijos viršyje tam tikrą ribą, sakysim, 5 procentinius punktus. Svarbiausia turėti aiškę taisyklę ir jos laikytis. Nebalansuoti pagal nuotaiką rinkos antraštės. Supratau. Beje, naujas įmokas galima naudoti balansavimui. Tiesiog daugiau investuoti į tą turto klasę, kurios dalis sumažėjo. Taip galima išvengti pardavimo ir, su tuo susijusių mokesčių. Bet čia vėl tas psichologinis barjeras – parduoti tai, kas gerai augo, tos laimėtojus, ir pirkti tai, kas atsiliko, skamba labai kontrintuityviai. Ar šaltiniai mini, kaip susidoroti su šiuo iššūkiu? Tai tikrai vienas didžiausių psichologinių iššūkių. Emociškai juk norisi laikyti tai, kas kyla, ir atsikratyti to, kas stringa. Žinoma. Tačiau balansavimas yra būtent sistemingas būdas įgyvendinti tą pirk pigiai, parduok brangiai. Parduodami dalį laimėtojų, mes fiksuojame pelną ir mažiname koncentracijos riziką. Pirkdami atsilikusiuosius, perkame potencialiai pigesnius aktyvus. Logiška. Tai taip pat padeda pasiruošti galimam reiškiniui, vadinamam grįžimų prie vidurkio, mean reversion, kai pernelyg įkaitusios rinkos ar sektoriai atvėsta, o buvę outsideriai pradeda vytis. Šaltiniai, cituojantis Morningstar ir Vanguard tyrimus, pabrėžia, kad pagrindinė balansavimo nauda ne tiek galbūt didesnė grąža, kiek geresnis rizikos valdymas ir mažesni nuostoliai per krizes. Pats principas yra svarbesnis už tikslų dažnumą. Svarbu tiesiog tai daryti disciplinuotai. Gerai, pereikime prie kito jautraus taško – rinkos svyravimo arba volatilumo. Daugelį investuotojų tai švelniai tariant gąsdina. Tačiau šaltiniai tvirtina, kad tai normali, netgi sakyčiau, būtina rinkos dalis. Kaip tai suprasti? Taip, čia svarbu suvokti, kad svyravimai nėra kažkokia sistemos klaida, o jos veikimo principas. Rinkos juda ciklais. Bulių rinkos, kai kainos kyla, ir meškų rinkos, kai jos krenta. Šaltiniai mini, kad nuo 1945 metų JAV akcijų rinka patyrė 15 meškų rinkų. 15. Tai vidutiniškai kas maždaug 5 metus? Taip, maždaug. Tačiau svarbu pažymėti, kad per pastaruosius, tarkim, 95 metus akcijos kilo maždaug 78% laiko. Be to, meškų rinkos istoriškai būna trumpesnės, vidutiniškai apie 90 mėnesių, nei bulių rinkos, kurios trunka vidutiniškai beveik 3 metus. Tai gera žinia? Volatilumas yra ta kaina, kurią mes mokame už galimybę gauti potencialiai didesnę ilgalaikę grąžą, nei siūlo saugesni aktyvai, pavyzdžiui, indėliai. Finansų autorius Morganas Houselis tai labai vaizdžiai pavadino bileto kaina už įėjimą į rinką. Patiko šitas palyginimas. Jei nori dalyvauti, turi susitaikyti su pakilimais ir nuosmukiais. Net didžiausi sukrėtimai kaip 2008 metų finansų krizė, kai rinkos krito virš 50%, ar 2020 pandemijos pradžia su minus 34% kritimu. Galiausiai praėjo ir po jų sekė atsigavimas.
Nuostoliai tampa realūs tik tada, kai išsigandame parduodame. O kodėl rinka svyruoja? Nes ji nuolat virškina milžinišką informacijos srautą. Ekonominius duomenis, įmonių rezultatus, politinės naujienas. Ir visą tai filtruoja per investuotojų lūkesčių bei emocijų, optimizmo ir pesimizmo prizmę. Tai natūralus rinkos kvėpavimas. Žinoti istoriją ir statistiką viena. Bet kaip ugdyti tą vidinę tvirtybę, kai žiniasklaidos antraštės riekia apie krizę, o portfelio vertė kasdien raudonoja? Kokius praktinius būdus atsilaikyti prieš tą triukšmą siūlo šaltiniai? Yra keletas praktinių patarimų. Pirma, istorinės perspektyvos įsisąmoninimas. Suprasti, kad korekcijos, tarkim, -10% ar -20% yra normalus pasikartojantis reiškinys, kas kelerius metus. Ir kad dauguma metų istoriškai vis tiek baigėsi pelningai, maždaug 3 iš 4. Tai ramina. Antra, riboti portfelio tikrinimo dažnumą. Kasdienis stebėjimas tik didina nerimą ir pagunda reaguoti į tuos trumpalaikius svyravimus. Geriau tai daryti rečiau, kartą per mėnesį, ketvirtį ar net metus, priklausomai nuo strategijos. Trečia, psichologinis susitaikymas su nuosmukiu, neišvengiamumu. Šaltinis skaičiuoja, kad per tipinę 50-mečių investavimo karjerą galima tikėtis patirti apie 14 meškų rinkų. Visos jos buvo laikinos. 14. Nemažai. Taip. Ir ketvirta – keisti požiūrį. Matyti kritimus ne kaip katastrofą, o kaip Galimybę? galimybę įsigyti gerų aktyvų pigiau. Ypač jei naudojama DCA strategija ar planuojamas portfelio balansavimas. Pakalbėjome apie strategijas ir požiūrį į svyravimus. Bet grįžkime prie tų vidinių demonų, baimės ir godumo. Jie, atrodo, yra pagrindinė kaltininkai, kodėl mes nukrypstame nuo savo planų. Kaip šaltiniai apibūdina baimės poveikį investuotojams? Baimė dažniausiai užklumpa rinkoms krentant. Jos poveikis gali būti įvairus. Labiausiai paplitę, žinoma, yra panikos pardavimai. Kai investuotojai, tiesiog nebegalėdami pakelti įtampos, parduoda viską dugne. Ir taip užrakina nuostolius. Nors tai atrodo saugu, ilgainiui infliacija graužia perkamąją galią, o prarandamas potencialus augimas. Netokie techniniai įrankiai taip stop-loss pavedimai, jei jie nustatyti per arti ir neapgalvotai, gali išmesti iš rinkos per trumpalaikį svyravimą ir pakenkti ilgalaikiam rezultatui. Ir tikriausiai baimę dar sustiprina tam tikri mūsų mąstymo šablonai. Minėjai tuos psichologinius šališkumus. Taip, šaltiniuose minimi keliai susijęs su baime. Pavyzdžiui, šviežumo šališkumas, recency bias, tas polinkis manyti, kad tai, kas vyko neseniai, pavyzdžiui, kritimas, tęsis ir ateityje. Amžinai. Viskas grius. Maždaug taip. Arba patvirtinimo šališkumas confirmation bias. Kai apimti baimės, ieškome tik tos informacijos, kuri patvirtina mūsų nuogastavimus. Skaitome tik katastrofiškas prognozes, pavyzdžiui. Kaip su tuo kovoti? Svarbiausia taisyklė, manau, neprimti sprendimų apimtam stiprių emocijų. Jei jauti paniką, geriau padaryti pertrauką. Atsitraukti nuo grafikų, nuo naujienų srauto. 9 kartus pamatuok. Būtent. Padeda grįžti prie savo ilgalaikio investavimo plano. Kodėl pradėjai investuoti? Kokie tikslai? Labai naudinga turėti iš anksto parengtą krizės planą. Ką konkrečiai darysi, arba svarbiau, ko nedarysi, jei rinka kris 10%, 20%, 30%. Ir nuolat savo priminti, istoriškai didesnė rizika buvo ne pats kritimas, o buvimas už rinkos ribų per jos atsigavimą. Gerai, o kas vyksta kitoje emocijų spektro pusėje, kai rinkos kyla ir apima euforija? Kaip pasireiškia godumas? Godumas tai tarsi baimės veidrodinis atspindis, kylantis per rinkos pakilimus. Jis dažnai pasireiškia kaip FOMO, fear of missing out. Baimė praleisti progą. Taip. Baimė praleisti progą, greitai praturtėti, tai skatina vaikytis karštų akcijų, kriptovaliutų ar kitų modingų investicijų, dažnai net nesigilinant į jų, fundamentalę vertę. Taip pat suveikia bandos jausmas – herd behavior. Visi perka, vadinasi, ir aš turiu pirkti. Deja, tai dažnai reiškia pirkimą pačioje rinkos viršūnėje, prieš pat burbulo sprogimą. Šaltinis primena tą klasikinę Izajoko Newtono istoriją. Net vienas protingiausių visų laikų žmonių 18 amžiaus pradžioje pasidavė Pietų jūrų kompanijos akcijų karštligiai.
Iš pradžių uždirbo, bet paskui apimtas godumo ir bandos jausmo investavo dar kartą pačioje viršūnėje. Ir prarado viską? Na, ne viską, bet milžinišką turtą. Tai Niutono istorija tikrai pamokanti. Regis net genialumas neapsaugo nuo šitų emocijų. O kaip dėl per didelio pasitikėjimo savimi? Turbūt irgi godumo pusbrolis. Tikrai taip. Perteklinis pasitikėjimas, overconfidence, tai dar viena godumo apraiška. Kai rinka ilgai kyla, investuotojas gali pradėti manyti, kad jo sėkmė yra jo paties genialumo rezultatas, o ne tiesiog palankios rinkos pasekmė. Aš genijus. Būtent. Tai veda prie nepagristai didelės rizikos prisiėmimo, koncentruotų statymų. Šaltiniuose cituojamas Barberis ir Odeano tyrimas rodo aišku dėsningumą. Kuo aktyviau investuotojai prekiauja, dažnai vedini būtent to perteklinio pasitikėjimo, to jų rezultatai statistiškai prastesni. Palyginus su tais, kurie laikosi pasyvesnės strategijos. Kaip tada valdyti tą godumą? Vėlgi griežtas plano laikymasis, ypač turto paskirstimo ir balansavimo taisyklių. Gali padėti atšalimo periodas. Prieš perkant impulsyviai sužibėjusią idėją, palaukti pavyzdžiui 30 dienų ir pergalvoti. Geras patarimas. Taip pat naudinga riboti spekuliatyvias investicijas iki labai mažos portfelio dalies, na, tarkim, 5–10%. Ir žinoma, studijuoti istorinius burbulus bei ugdyti finansinį nuolankumą. Pripažinti, kad rinkos ateities nuspėti neįmanoma. Tai jį turime baimę ir godumą, kurie mus traukia į skirtingas pusės nuo to racionalaus kelio. Šaltinis pabrėžia dar vieną savybę, kuri tarsi veikia kaip atsvara kantrybė. Kokia jos galia investavime? Kantrybė investavime tai ne šiaip pasyvus laukimas, tai aktyvus gebėjimas nuosekliai laikyti savo plano. Nepaisant trumpalaikių rinkos vyravimų, pagundų ar baimių, tai tiesiog ištikimybė pasirinktam kursui. Jie turbūt susijusi su investavimo horizontu. Labai glaudžiai. Kuo ilgesniam laikui investuojame, tuo lengviau emociškai ištverti tuos trumpalaikius nuosmukius. Kantrybė taip pat neatsiejama nuo realistiškų lūkesčių. Supratimo, kad turtas kuriamas ne per dieną ar mėnesį, o per metus ir dešimtmečius, leidžiant veikti sudėtinių palūkanų magijai. Šaltinyje minimas tas pavyzdys apie blogiausią rinkos laiko parinkėjo Bobą, jis tiesiog fantastiškas. Jis parodo, kad net jei visada pataiko investuoti pačiu blogiausiu įmanomu metu, kantrybė vis tiek gali atvesti į sėkmę. Būtent. Tas hipotetinis Bobas pagal tą pavyzdį visada investuodavo didelės sumas tik pačiose rinkos viršūnėse, prieš pat didžiausius istorinius krachus. Atrodytų, beviltiška situacija, tiesa? Tikrai? Tačiau Bobas turėjo vieną labai svarbią savybę. Jis niekada nepardavė apimtas panikos. Jis tiesiog laikė savo investicijas. Ir per kelis dešimtmečius, nepaisant katastrofiškai blogo laiko parinkimo, jo investicijos vis tiek išaugo į solidų $1 milijoną, nes jis leido rinkai atsigauti ir veikti sudėtinėms palūkanoms. Neįtikėtina istorija. Tai tobulai iliustruoja, kad kantrybė dažnai yra svarbesnė už tos bandymus nuspėti rinką. Kantrybės stoka priešingai mus stumia į čia ir dabar spąstus. Norim greitų rezultatų, nuobodžiaujam, kai rinka stovi vietoje ar krenta ir pradedam daryti nereikalingus veiksmus, perpardavinėti, šokinėti nuo vienos strategijos prie kitos. O kaip tą kantrybę ugdyti? Padeda emocinis atsiribojimas. Turėti kitų interesų gyvenime, nepaversti investavimo azartiniu lošimu. Labai naudingas įrankis yra investavimo dienoraštis, kuriame fiksuojami ne tik sprendimai, bet ir motyvai bei emocijos. Tai padeda mokytis iš klaidų. Aha. Ir, žinoma, automatizavimas. Tie automatiniai privedimai pagal DCA principą, jie sumažina pagundą priimti impulsyvius sprendimus. Galiausiai kantrybė yra finansinis ir emocinis brandos požymis. Kaip teigia sena Wall Street'o patarlė, kurią mini ir šaltinis, akcijų rinka yra įrenginys perkeliantis pinigus iš nekantrųjų pas kantriuosius. Supratome psichologiją, aptarėme strategijas ir emocijų valdymą. Bet kaip visą šią teoriją paversti praktiką? Kaip tą reikalingą discipliną paversti tvariu įpročiu? Šaltinis siūlo įdomią idėją susikurti asmeninį investavimo ritualą. Kas tai per dalykas? Investavimo ritualas tai iš esmės sąmoningai sukurta pastovi veiksmų seka ir taisyklių rinkinys, kurių reguliariai laikomas investuojant. Tikslas paversti discipliną automatiniu įpročiu. Kodėl tai veikia?
Nes ritualai remiasi gerai žinomo įpročių formavimo principu – trigeris, signalas, veiksmas, rutina, atlygis. Pavyzdžiui, kalendoriaus priminimas gali būti trigeris, kuris paskatina atlikti mėnesinį pervedimą – veiksmas. O matomas portfelio augimas ar tiesiog jausmas, kad laikaisi plano – atlygis, sustiprina įprotį. Logiška. Ritualai taip pat sumažina valios nuovargį. Nebereikia kažkart iš naujo savęs įtikinėti ar svarstyti, ar investuoti šį mėnesį ar ne, jie suteikia struktūrą ir stabilumo jausmą, ypač kai rinkos audringos. Laikydamėsi savo rutinos, jaučiamės labiau kontroliuojančių situaciją. Įdomu. O kaip toks ritualas galėtų atrodyti praktiškai? Ar šaltinis pateikia kokiu nors pavyzdžių? Taip, pavyzdžiui, minimas toks kaip 200 € kas mėnesį – šeimos ritualas. Kiekvieno mėnesio konkrečia diena automatiškai nuskaitome nustatytą sumą investicijoms į pasirinktą fondą. Galbūt vakare šeima trumpai peržvelgia investicijų sąskaitą, pasidžiaugia bendrų tikslu. Tai paprasta, bet nuosekliai vykdoma rutina, ugdanti finansinę drausmę. Kitas pavyzdys. Kitas naudingas įrankis – investavimo kalendorius. Jame galima aiškiai susiplanuoti. Pavyzdžiui, kiekvieno mėnesio 5 dienos DCA investicija. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje portfelio peržiūra ir galimas balansavimas. Kartą per metus strategijos ir tikslų peržiūra. Tai sukuria ritmą ir apsaugo nuo chaotiško reagavimo į rinkos įvykius. Dar geriau, jei finansų tvarkymas susiejamas su konkrečiu laiku ir vieta. Pavyzdžiui, sekmadienio rytas prie kavos puodelio. Tai padeda atskirti šią veiklą nuo kasdienio šurmulio. Bet ar užtenka vien tų mechaninių veiksmų? Kaip padaryti, kad tas ritualas būtų ne tik pareiga, bet ir, motyvuotų tęsti ilgą laiką? Čia labai svarbus aspektas yra emocinis atlygis. Ritualas neturėtų būti tik sausus procesas. Galima vizualizuoti, progresą stebėti, kaip auga investicijų kreivė, bet aišku, ne per dažnai. Taip. Galima švęsti mažus etapus, pavyzdžiui, pasiekus tam tikrą sukauptą sumą. Svarbu nuolat savo priminti tikslą, dėl kurio investuojama. Ar tai būtų svajonių kelionė, vaikų ateitis, galima net nuotrauką pasidėti šalia kompiuterio. Ar saugi senatvė? Ar saugi senatvė, taip. Tai suteikia prasmės ir motyvacijos tęsti net tada, kai sunku ar, tiesą sakant, nuobodu. O kaip dėl mokymosi iš savo veiksmų? Minėjai investavimo dienoraštį anksčiau. Ar jis irgi gali būti ritualo dalis? Be abejonės. Investavimo dienoraštis yra puikus refleksijos įrankis, kurį rekomenduoja ir šaltiniuose cituojamas finansų žurnalistas Jasonas Zweigas. Tai ne tik vieta fiksuoti pirkimus ar pardavimus, svarbiausia užsirašyti, kodėl priėmė vieną ar kitą sprendimą ir ką tuo metu jautei. Aha, emocijas fiksuoti. Būtent. Pavyzdžiui, pardaviau X akcijas, nes rinka krito 15% ir labai išsigandau, nors ilgalaikis planas sakė laikyti. Peržiūrint tokius įrašus po kurio laiko, kai emocijas atslūgsta, galima labai aiškiai pamatyti savo pasikartojančias elgesio klaidas. Atpažinti, kaip nuotaikos veikia sprendimus ir mokytis iš to. Tai gali tapti reguliaria ritualo dalimi. Tarkim, skiriant tam 15 minučių kas ketvirtį. Apibendrinant patarimus dėl ritualo. Padarykite jį kuo paprastesnį. Automatizavimas čia labai padeda. Jei įmanoma, įtraukite partnerį. Dviese lengviau laikytis disciplinos. Nebauskite savęs už retus nukrypimus, svarbu tiesiog grįžti prie plano. Ir atminkite, kad nors ritualas turi būti pastovus, pats investavimo planas gali būti lankščiai koreguojamas ilgalaikėje perspektyvoje, keičiantis aplinkybėms. Tikslas sukurti tvirtą įpročį, kuris padėtų atlaikyti neišvengiamas rinkos audras. Taigi, apibendrinant šios dienos mūsų giliąją analizę, panašu, kad sėkmingas investavimas yra kur kas daugiau nei tik skaičiai ir grafikai. Tai savotiška savęs pažinimo ir valdymo kelionė. Tikrai taip. Nuolatinis darbas su savo psichologija, siekiant išlaikyti vidinę ramybę tame išorinėme rinkos triukšme. Galima sakyti, ciklas yra toks – planuok, vykdyk, išlauk. Ir galbūt verta prisiminti 3 tokias auksinės taisyklės, kurias pabrėžia šaltiniai. Pirma, niekada neprimti svarbių investicinių sprendimų apimtam stiprių emocijų, nei baimės, nei euforijos. Antra, kantriai laikyti savo plano, net jei jis atrodo nuobodus. Investavime nuobodulis dažnai yra gero ženklo rodiklis. įdomi mintis. Trečia, sutelkti dėmesį į procesą, kurį galime kontroliuoti.
Taupymą, investavimo dažnumą, diversifikaciją, mokesčius, o ne į trumpalaikius rezultatus, kurių kontroliuoti mes negalime. Ir pabaigai mintis pamastymui visiems mums. Jei sutinkame, kad rinkos svyravimai yra neišvengiama kaina, kurią mokame už potencialią grąžą, o mūsų pačių emociniai svyravimai yra pagrindinė priežastis, kodėl dažnai sumokame dar didesnę kainą per klaidingus sprendimus, galbūt gebėjimas valdyti savo vidinę būseną yra pati vertingiausia investicinė kompetencija. Gal net vertingesnė nei nuolatinės karštos akcijos paieškos. Ir jei taip, koks galėtų būti pats pirmas, mažas žingsnelis link asmeninio investavimo ritualo sukūrimo? Galbūt jau šiandien.